kokios knygos 2025 metais yra laukiamiausios? Ir manau, kad man tikrai dauguma jūsų pritars, kad knygų tęsinių mes laukiame kaip kokio gero serialo ir gal netgi geriau negu serialo. Tai šiais metais tikrai yra nemažai knygų, kurių sulauksime. Tikriausiai pradėsiu nuo Onyx Storm, kuris jau buvo išleistas prieš kelias savaitės ir daugumai šita knyga buvo tikrai laukiamiausia 2024 metų knyga. Mes laukiame jos būtent nuo anų metų pavasario ir dabar ne tik spėjome jau ją gauti, bet galbūt ir perskaityti ir įvertinti. Tai Onyx Storm tikrai buvo sausio mėnesio pažiba. Kita knyga, kurios tikrai laukia dauguma, tai yra Powerless tęsinys Fearless, kuris pasirodys balandžio 8. Taip pat balandžio 8 dieną pasirodo ir Fantasmos tęsinys. Na, o šios serijos tęsinio aš pati laukiu labai ilgą laiką. Tai yra The God and Monsters knyga The Book of Azrael ir trečia dalis išeina gegužės 28 dieną. DNŠ knygų serijos gerbėjos jau yra tikrai pasižymėjusios birželio 10 dieną, nes taip pat išeina nauja knygos serijos dalis. Šios knygos tęsinio taip pat labai laukiu, bet palaukti dar teks iki metų galo. Lapkritį išeina Quicksilver tęsinys The Brimstone. Ir šita naujiena yra visiškai šviežia, prieš keletą dienų tik tais buvo pasidalinta ir jeigu neklystu, jau galima netgi pateikti preorderius. The Moonfall series ir spalio 7 dieną laukime antros knygos dalies, kuri vadinasi The Ballad of Fallen Dragons. Balandžio 15 dieną pasirodo Watch Me ir visos Shatter Me gerbėjos galės tęsti savo istoriją su būtent Warner broliu James. Vasario 27 dieną taip pat pasirodo ir mano laukiamas knygos tęsinys The Rebel Witch. Ir tikriausiai vienas žymiausių ir aukščiausiai įvertintų fanfic, kurį aš žinau, Manacle, šį rudenį, rugsėjo 30 dieną pasirodo naujame amplua, tai yra nauja knyga Alchemist. Pati laukiamiausia mūsų visų knyga yra Akotar 6 dalis. Apie ją dar nėra jokių gandų, kada galėtų pasirodyti ir knyga, ir kada ji galėtų būti išleista. Bet aš labai tikiuosi, kad šiais metais mes gausime žinių, nes tokios sklando kalbos, kad knyga galėtų pasirodyti šių metų gale arba kitų metų pradžioj. Labai mažai tikiu, kad galėtų pasirodyti dar šiais metais, bet bent jau tikiuosi, kad šiais metais tikrai gausime datą, šiek tiek daugiau atskleis kažkokių detalių, nes aš nežinau, ar kada nors laukiau kažkokios knygos tęsinio, taip kaip laukiu būtent šio. Na, o dabar metas parašyti tau, kokios knygos tu šiais metais lauki labiausiai komentaruose, galbūt ir aš pati kažką atrasiu naujo. Ir iki kitų kartų.